Sveiki, esu futbolo komentatorius Nerijus Kestinas. Komentatoriaus darbą dirbu daugiau nei 20 metų, todėl manau, kad turiu ką pasakyti apie šį žaidimą. Pabandykime nukeliauti į kitą savaitgalį, kai Europos stadionuose užvirs nauji mūšiai. Mes žvilgtelėsime į 6 galbūt įdomiausias rungtynes Europos lygose. Orakulo B3 futbolo turnyras ir kelionė į tuos stadionus, kurie mano akimis šį savaitgalį bus įdomiausi. Pradedame nuo Anglijos Premier lygos, tai yra Chelsea Newcastle United. Abi komandos dar neseniai buvo turnyro lentelės kaimynės, bet kuriuo atveju buvo netoli viena kitos. Dabar situacija skirtinga, Chelsea šoktelėjo į priekį. Žiemą abi komandos padirbėjo transferų rinkoje. Chelsea kažką įsigijo, kažką pardavė, Newcastle United neteko savo lyderio Joano Cabajo. Prognozė tokia, šį kartą laimės Chelsea ir dėl to, kad praėjusį savaitgalį buvo palaužtas Manchester City, čempionato lyderis išvykoje. Tai prideda papildomų teigiamų emocijų. Ir dėl to, kad 20 milijonų už Joaną Cabajį aikštėje tikrai nesužais ir kol kas nežaidžia, ką įrodė dvikova su Sunderlandu. Tottenhamas Evertonas. Komandos, kurios turnyro lentelėje skiria vos vienas taškas ir abi pretenduoja į Čempionų lygos zoną. Tai yra Čempionų lygos svajonė neprarasta nei vieniems, nei kitiems. Iš tikrųjų, kalbant apie tai, ką demonstruoja dabar abi komandos, turėtume sakyti, kad Tottenhamas vargsta. Ir žaidybinis smagratis, Evertono žaidybinis smagratis sukasi daug linksmiau. Kitas dalykas, Tottenhamas patyrė porą smūgių žaisdamas su Manchester City ir Hull City. Vos taškas per 2 rungtynes tokio kalibro komandai tai yra labai mažai ir turint galvoje tai, kad jie turės sportinį pyktį, plus savo White Hart Lane'o tribūnų palaikymą, prognozuočiau lygiasias. Ispanijos Primera, Madrido Realas, Villarrealis. Villarrealis žaidžia puikų sezoną, ar ne? Tai yra komanda, kuria pirmajame penkete, ar būtų kas nors ją matęs sezono pradžioje, manau, kad tikrai ne. Bet tas puikus sezonas dabar ateina į tokią vietą, kur turėtume sakyti, ne tas laikas, ne ta vieta. Realas yra įsiutęs. Realas mato prie save raudoną skudurą ir bet kuris klubas pasitaikęs jų kelyje dabar turėtų tapti auka. Dėl tos priežasties, kad Realas prarado taškų, Realas leido atitrūkti lyderiui Madrido Atletico ir tai reiškia, kad jie eis žudyti. O žudyti jie gali netgi be Cristiano Ronaldo, kuris šį kartą turės pailsėti raudoną kortelę ir įsti būdus. Sevilla Barcelona. Užuojauta Sevillijai ir jos gyventojams, bet situacija ta pati kaip ir Villarrealio. Tai yra tek žaisti su komanda, kuri būtinai norės laimėti. Barça pralaimėjo Valencijai ir tai reiškia, kad tie prarasti taškai varys Lionelį Messi ir kitus į priekį su dviguba jėga, dviguba energija. O kalbant apie Sevilliją, per pastarąsias 2 čempionato rungtynes komanda praleido 6 įvarčius. Jeigu po 3 gali įmušti Levantę ir Malagą, tai ką gali Barcelona žaisdamas su Sevillija, mes tiesiog bandykime apie tai net negalvoti. Lazio Roma. Labiausiai kraujo stingdantis reginys serijoje A. Tam neprilygsta net Milano derbis, kurį žaidžia Interas ir Milanas. Iš tikrųjų, tai bus dar vienas futbolo karas amžinajame mieste ir kas jį laimės šiuo atveju. Sakyčiau, kad tai turėtų būti Roma. Dėl to, kad ši komanda antra turnyro lentelėje. Sensacingai antra. Kitas dalykas, tai yra komanda, kuri po pralaimėjimo Juventus futbolininkams serijoje iškovojo 3 pergalės ir įmušė 10 įvarčių. Plus buvo pergalė taurės turnyre prieš tą patį lyderį Juventusą. Lazio reiks daug įvairių dalykų, kad būtų įmanoma atsilaikyti prieš Romos šturmą, bet manau, kad tai yra sunkiai tikėtina. Laimės Roma. Monaco Paris Saint-Germain. Įdomesnių rungtynių šiame Prancūzijos čempionate dar nebuvo ir labai tikėtina, kad nebebus. Tai yra kova dėl aukso ir turbūt turėtume vadinti šias rungtynes būtent taip. 5 taškai skiria komanda. Skaičiuojame paprastai, jeigu laimi Paryžius, tai yra +8 dabartinėje sezono stadijoje ir Monaco futbolininkams galime sakyti, rašykit laiškus. Iš tikrųjų, kas laimės? Prognozuoju, kad tai bus Paris Saint-Germain, nes tokiose lemiamose rungtynėse dažniausiai laimi tie, kurie yra tiesiog stipresni. O mano akimis PSG šį sezoną yra stipresnė komanda negu Monaco ir tą turėtų įrodyti. Tokia yra mano prognozė vasario 7-8 dienų. Jūs galite manyti kitaip, tai yra normalu, tai yra suprantama, o į visus klausimus atsakys futbolas.